Garsinu dalyvaujančius: Gintarė Grybauskaitė-Kaminskienė, Vytenis Vitkauskas, Rūta Butkuvienė ir Jūratė Truncienė. Audriaus Banionio kol kas neturim prisijungusio. Noriu paklausti komisijos narių, ar sutinkate su paskelbta darbotvarke, gal turit kokių pasiūlymų? Sutinkam. Sutinkat, tai pritarė, tada bendrų sutarimų pritarėm. Dėkui. Tai pirmas klausimas dėl Kauno rajono savivaldybės 2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaitos. Kaip suprantu, ją pristatys savivaldybės korupcijos prevencijos specialistė Irena Remeikienė. Prašau. Labą dieną. Pristatau Kauno rajono savivaldybės 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaitą už 2023 metus. Kauno rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimui buvo parengtas Kauno rajono savivaldybės 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas. Planą sudarė 3 dalis: korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas, viešųjų pirkimų sritis. Kadangi aš siunčiau šitą ataskaitą, gal aš trumpai pereisiu, kas buvo įgyvendinta per tuos metus, o vėliau, jeigu kiltų klausimus, aš mielai juos atsakyčiau. Ar gerai? Gerai. Tai tada pirmos dalies tikslas buvo nustatyti priežastis korupcijai pasireikšti savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose bei jas šalinti. Priemonė buvo išsikelta tokia: užtikrinti, kad savivaldybės įmonėje ir įstaigoje būtų paskirti už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys per mėnesį nuo darbuotojo atleidimo, nesant paskirto darbuotojo tuo metu už korupcijos prevenciją atsakingas vadovas. Priemonė įgyvendinta savivaldybėje nuo 2022 metų rugsėjo 6 dienos, paskirtas savivaldybės administracijos vyriausias specialistas, kurio pagrindinė veiklos sritis yra korupcijos prevencijos pagrindinės veiklos srities specializacija, korupcija atsparios aplinkos kūrimas savivaldybėje. Savivaldybėje pavaldžiose įmonėse yra paskirti už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys. Įmonės yra pasirengusios ir pasitvirtinusios darbuotojų etikos kodeksus, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos bei atsparumo korupcijai aprašus, pasirengusios korupcijos prevencijos programas bei programos priemonių įgyvendinimo planus, sukūrusios savo internetiniuose puslapiuose skiltis korupcijos prevencija, kuriuose skelbia visą aktualią informaciją susijusią su įmonėse įgyvendinama antikorupcinė veikla. Savivaldybei pavaldžiose įstaigose yra paskirti už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys, tačiau didžiojoje dalyje įstaigų už korupcijos prevenciją yra atsakingi vadovai. Dalis įstaigų yra pasirengusios ir pasitvirtinusios korupcijos prevencijos programas bei programos priemonių įgyvendinimo planus, sukūrusios savo internetiniuose puslapiuose skiltis korupcijos prevencija, kur skelbia visą aktualią informaciją susijusią su įstaigose įgyvendinama antikorupcinė veikla. Kita priemonė buvo šiam tikslui pasiekti išsikelta antikorupcijos komisijose susipažinti su savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių vadovų ataskaitomis apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą. Priemonė įgyvendinta Kauno rajono savivaldybės tarybos 2023 metų gegužės 4 dienos sprendimu dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos susidarymo nuspręsta sudaryti savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui Kauno rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijai. Siekiant įgyvendinti šią priemonę, savivaldybė pavaldžių įstaigų ir įmonių vadovų buvo paprašyta pateikti ataskaitas apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą. Ataskaitas pateikė Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras, Giraitės vandenys, Garliavos kultūros centras, Kauno rajono Babtų kultūros centras, Semilų kultūros centras, pedagoginė psichologinė tarnyba. Ataskaitos pateiktos susipažinti, komisija su jomis susipažinus
su įstaigų ir įmonių vadovų pateiktomis ataskaitomis apie korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimą nustatyta, kad vykdomos korupcijos prevencijos programos ir priemonių įgyvendinimo planai didinamas antikorupcinis sąmoningumas. Antras tikslas pirmos dalies korupcijos prevencijos plano įgyvendinimui buvo išsikeltas toks, kad buvo tikimas siekti didesnio savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų veiklos, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomeniai, vadovaujantis korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi. Buvo siekiama atlikti norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, ypač didelį dėmesį skirti antikorupcinių požiūrių vertinant teisės aktų projektus, dėl kurių gali kilti interesų konfliktai. Taip pat sprendžiant visuomenį iš reikšmingus klausimus. Priemonė įgyvendinta vadovaujantis korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis, atliekamas norminių aktų projektų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų antikorupcinis vertinimas, antikorupcinio vertinimo pažymos skelbiamos savivaldybės interneto tinklalapyje. Kita priemonė buvo išsikelta skelbti informaciją apie priimtus norminius teisės aktus, mero tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus savivaldybės interneto svetainėje ir teisės aktų registre. Priemonė įgyvendinta, viešai skelbiama informacija apie visus priimtus norminius teisės aktus, savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, direktoriaus įsakymus, teisės aktų sistemoje ir savivaldybės interneto svetainėje. Dar viena priemonė buvo išsikelta. Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų interneto svetainėse būtų pateikti ir nuolat atnaujinti paslaugų teikimo aprašai. Priemonė įgyvendinta, kadangi nuo 2023 metų balandžio 1 dienos įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų redakcijai buvo būtina ir tas buvo padaryta, atnaujinta didžioji dalis savivaldybės administracinių paslaugų teikimo aprašų, kurie nuolat atnaujinami pagal poreikį. Įgyvendindami priemonę kontroliuoti ir asmenys laiku ir tinkamai pateikia privačių interesų deklaracijas. Priemonę įgyvendinome, darbuotojams elektroniniu paštu siuntėme pranešimus apie būtinumą laiku pateikti, atnaujinti ir patikslinti privačių interesų deklaracijas. Nuolat vykdėme viešų ir privačių interesų derinimo įstatymų nuostatų laikymosi kontrolę. 2023 metais visi administracijos darbuotojai 100% laiku pateikė privačių interesų deklaracijas. Antroji dalis - antikorupcinis švietimas. Buvom išsikėlę tikslą supažindinti savivaldybės institucijose, įmonės ir įstaigose dirbančius asmenys visuomenę su korupcijos keliamų pavojimų, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms. Išsikėlėme tokią priemonę sudaryti galimybės gyventojams pateikti anoniminius pranešimus apie korupcinio pobūdžio apraiškas, administracijoje, įstaigose užtikrinti asmenims galimybę anonimiškai pranešti apie korupcinės apraiškas. Priemonė įgyvendinta, savivaldybėje yra sudaryta galimybė savivaldybės vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu Praneškite KRS pateikti anoniminius pranešimus apie korupcinės apraiškas. Savivaldybei pavaldžiose įmonėse yra sudarytos galimybės, taip pat didžiojo dalyje savivaldybei pavaldžių įstaigų yra sudarytos galimybės pranešti. Įstaigų, kuriuose tokios galimybės nėra sudaryta, darbuotojai turi galimybę naudoti savivaldybės vidinių kanalų, o gyventojai anoniminius pranešimus apie korupcinio pobūdžio apraiškas. Savivaldybei pavaldžiose įstaigose turi galimybę pateikti savivaldybės vidinių apie pažeidimus teikimo kanalu, atsiųsdami pranešimus paštu savivaldybei pateikdami arba palikdami juos anoniminių pranešimų dėžutėje esančioje savivaldybėje, taip pat tiesiogiai kreipdamiesi į specialiųjų tyrimų tarnybą.
Organizuoti tikslas buvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams seminarus korupcijos prevencijos klausimais. Priemonė taip pat buvo įgyvendinta 2023 vasario 28. Specialiųjų tyrimų tarnyba organizavo paskaitą tema korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Taip pat 26 dieną taip pat specialiųjų tyrimų tarnyba organizavo seminarą tema korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje, antikorupcinės aplinkos kūrimas. Visiems tiek ir darbuotojams, ir seniūnams, ir įmonių įstaigų darbuotojams buvo pranešta, jog jie turi galimybę savo antikorupcinį sąmoningumą ugdyti, naudodamiesi specialiųjų tyrimų tarnybos e-mokymų platformą, kurioje galima rasti įvairių temų, ugdant savo antikorupcinį sąmoningumą. Dar viena priemonė - analizuoti gautą informaciją apie korupcinio pobūdžio apraiškas savivaldybės institucijų, įstaigose, įmonėse, pateikti pasiūlymus bei išvadas institucijoms pagal kompetenciją. Tai 23 metais tokių pranešimų nebuvo gauta, todėl laikome, kad priemonė įgyvendinta. Organizuojant švietimo įstaigose korupcijos prevencijai skirtus renginius, mokyklose 23 metais antikorupcinis švietimas buvo vykdomas dviem kryptimis - antikorupcinis švietimas pamokose ir popamokinis antikorupcinis švietimas, organizuoti 57 renginiai. Mokyklose korupcijos prevencijos programos temos integruotos į pilietiškumo pagrindų, ekonomikos, etikos, tikybos, istorijos, lietuvių kalbos, dailės, geografijos pamokos ir klasių auklėtojų darbą. Pamokų tikslas - ugdyti mokinių gebėjimą analizuoti šaltinius įvairius duomenis, daryti išvadas, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, problemas, suprasti savo elgesio pasekmes. Gimnazijose vyko minėjimai, pokalbiai, diskusijos, parodos, paskaitos, pagrindinėse mokyklose ir progimnazijose minėjimai, integruotos pamokos, darbo grupėse, filmų peržiūros. Iki mokyklinio ugdymo įstaigose taip pat pokalbiai, animacinių filmų peržiūra ir aptarimas, kūrybinių darbų parodos, apskrito stalo diskusija. 2023 metais ugdymo įstaigos minėjo Tarptautinę antikorupcijos dieną, tai tapo kasmetinė tradicija. Visose įstaigose nuolat vykdomas bendruomenės narių informavimas apie švietimos įstaigos ugdomąją finansinę ir ūkinę veiklą. Švietimo įstaigų vadovai interneto svetainėse viešai skelbia metų veiklos finansinės būklės ataskaitas. Trečiojoje dalyje viešųjų pirkimų srityje priemonė buvo tokia pasirinkta didinti viešųjų pirkimų apimtis per centrinę perkančią organizaciją, atsižvelgiant į centrinės perkančiosios organizacijos kataloge esančių paslaugų, prekių ir darbų asortimentą. Priemonė įgyvendinta. 2022 metais buvo įvykdyti 178 pirkimai, 2023 metais buvo įvykdyta 114 pirkimų. Dar vienas toks tikslas buvo išsikeltas - tobulinti darbų, prekių ir paslaugų techninių specifikacijų parengimą. Ši priemonė taip pat įgyvendinta. 2023 pagrįstų pretenzijų kiekis sumažėjo 17%, lyginant su 2022 metais. Džiaugiamės, kad įgyvendinom ir ateityje tikimės neįgyvendintų arba iš dalies įgyvendintų priemonių tęstinumą, jų pilną 100% įgyvendinimą. Tai va, gal turite klausimų? Gerai, dėkui. Tai dabar gal turit komisijos nariai, aš noriu fiksuoti, prie mūsų prisijungė mūsų dar vienas komisijos narys, Audrius Banionis. Prašau pažymėti, kad jis dalyvauja. Gal turit klausimų komisijos nariai? Turim begalę. Gerai, tada. Ataiti kažkaip. Aš išjungsiu, viskas gerai.
Net nežinau, nuo ko pradėti. Pirmiausia, gal norėčiau paklausti, kodėl nėra administracijos direktoriaus, nes kaip ir buvo pranešta, kad jisai pristatinės gyvendinimo ataskaitą. Pasikeitė, žinokit, organizaciniai planai ir tiesiog jisai sakė prisijungs, kaip tik tai galės. Taip, bet aš per Jūratės kalbu. Ar mane girdit? Aš labai... Girdim, taip. Aš norėjau paklausti, kodėl mūsų šitam posėdį nedalyvauja administracijos direktorius, kuris ir turėjo pristatyti įgyvendinimo ataskaitą. Direktorius neturėjo galimybės tiesiog dėl organizacinės veiklos, tiesiog nepavyko jam ir jisai minėjo, kad prisijungs pagal galimybės, kaip tik tai galės greičiausiai. Gerai, tada kitas klausimas. Aš tiesiog pasiėmiau atsitiktinumo tvarka. Kalbu apie pirmą tikslą, pirmąjį uždavinį ir pirmąją priemonę. Atsitiktinai pasirinkau keletą įstaigų, pasižiūrėti tuos visus aprašomus dalykus, ar jie ten yra, ar internetiniuose puslapiuose tos skiltys yra korupcijos prevencija ir taip toliau ir panašiai. Ir pavyzdžiui, Kauno rajono sporto mokykloje skiltis ta yra, paviešintos prevencijos programos, yra STT karštoji linija, yra paviešintas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas. Tačiau nieko nėra apie pačios įstaigos antikorupcinę veiklą, nors rezultate jūs rašote, kad tos įstaigos, savivaldybės įstaigos, pavaldžios įstaigos yra pasiviešinusios savo antikorupcinios veiklos kažkokius dokumentus. Tai man iš karto taip šviečiasi, kad čia nelabai teisybė. Ir galbūt norėtųsi šiek tiek tada detalesnio tokio išaiškinimo ir kažkokios galų gale lentelės, kad ta organizacija turi tą, ta kita neturi. Jo, aš gal tada, Jūratė, jūs papildykit, mano čia toks... Aš gal galėčiau iš karto jums ir atsakyti, užbėgant įvykiams už akių. Įstaigos yra dvi. Įstaigos yra pasirengusios, įmonės yra dvi. Dabar dėl įstaigų, kaip ir nurodžiau ataskaitoje, kad ne visos arba iš dalies arba visiškai nėra įgyvendinusios. Tai iš viso yra kultūros, švietimo ir sporto, ar ne, ir kitos. Tai iš kitų įstaigų 11 ta priemonė prevencijos, ar ne, neįgyvendina tik tai 3 įstaigos. Tačiau iš švietimo, kultūros ir sporto, ar ne, įstaigų, tai iš 75 30 praktiškai neįgyvendina tos priemonės. Todėl buvo kreiptasi į įstaigų vadovus ir prašyta tą priemonę įgyvendinti, nurodant pavyzdinius puslapius, nurodant, kokia informacija pagal įstatymus turi būti paviešinta. Tačiau didelio tokio pažeidimo nėra, kadangi jos pavaldžios savivaldybei, tai tą asmenys gali padaryti, kreipdamiesi tiesiogiai į savivaldybę arba STT. Tačiau siekdami iki galo įgyvendinti, mes ir sakom, ta priemonė bus ir toliau tęsiama jos įgyvendinimas ir pagal tą parengtą sąrašą ir sąrašus tos priemonės iki galo bus įgyvendintos, kadangi kreipiamas ir atliekama tų įstaigų priežiūros kontrolė, kad jos tuos darbus atliktų savo tinklalapiuose. Jeigu galima, aš dar truputį papildysiu. Aš išnagrinėjau 24 Kauno rajono savivaldybės įstaigas, tai čia yra ir pirminės sveikatos priežiūros centrai Kauno rajono, visuomenės sveikatos biuras, socialinės globos, Čekiškės socialinės globos, vaiko gynė,
kultūros centrai, sporto mokyklos, dziudo, muziejus, komunalinių paslaugų. Tai va, tai iš 24 aš noriu dabar tiesiog truputį apibūdinti. Keturios iš 24 neturi programos ir jokios informacijos iš vis neturi. Iš 24 20 neturi ataskaitų. Ir, čia jau net nesuskaičiau, pažiūrėkit, Irena, aš parodysiu, koks raudonas mano lapas. Aš žinau, žinokit, tačiau Jeigu jie tas matot, ataskaitas nelabai matot, kažkaip nesufokusuoja jo. Nesimato to. Tai tikrai daug, ar jie turi, jeigu jie skelbia programą, jeigu jie turi informaciją, jie turėtų turėti ir ataskaitą. Bet kokiu atveju vis tiek, mes žinokit, patikrinsim visus 100% ir visiems surašysim. Paraginsim, padėsim jum, aš suprantu, kad jum nelengva, bet mes jum padėsim tą darbą padaryti. Ir reikia, tai reiškia reikia iš visiems. tiesų buvo vykdoma ir priežiūra, ir kontrolė, ir nekartą buvo raginami, tačiau galbūt iš tikrųjų reikėtų kažkokios dar papildomos rankos jiems tiems įsipareigojimams įvykdyti. Tai kol jūs jau radot? Gerai. Aš tada dar turiu vieną klausimą. Ataskaitas pateikė vienas sveikatos priežiūros centras, viena psichologinė tarnyba, Giraitės vandenys ir net 3 kultūros centrai. Norėčiau sužinoti, kaip buvo atrinktos šios įstaigos ir kodėl net 3 kultūros centrai. Galbūt remiantis kažkokią statistiką, kultūros centrai labiau linkę užsiiminėti korupciją negu, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros centrai. Norėtųsi išgirsti tą logiką tokią. Buvo paprašyta visų pateikti, atsiliepė tik šios, todėl ir buvo pateiktos visos tos, kurios atsiliepė. Dar aš turiu vieną klausimą. Dėl STT mokymo platformos. Aš manyčiau, kad jūs tai paminėjot, kad jin tokia yra, taip, mes jie irgi naudojamės ir mokomės, tačiau tikrai tai yra labai gera platforma, kuri nereikalauja jokių finansinių išlaidų ir mūsų kiekvienos įstaigos ir vadovai, ir darbuotojai galėtų bent 1-2 temas praeiti, susipažinti ir gauti tuos sertifikatus. Todėl manyčiau, kad reikėtų gal įsitraukti į savo planą, gal neįtraukiam, bet pabandysim įtraukti papildomai, kad tiesiog pateiktų sertifikatus. Mes galim, nes mokymų nesimato visai. Niekas, niekur, nieko, kaip tai ir nelabai jaučia. Yra sąlygos tikrai paprastos ir lengvos, galima tą padaryti. Tai rekomenduotumėm mokymus. Ir dar norėčiau pasakyti, jeigu aš kažkaip pagalvojau apie tą tarptautinę antikorupcijos dieną, bet mūsų savivaldybėj, kiek žinau, nėra tradicijos jo švęsti, tai bandysim jungtis prie tų, kurie švenčia ir norėtumėm tos informacijos, kada, aišku, jinai bus dabar turbūt tik po metų, bet kai bus šventimas, mes irgi norėtumėm padalyvauti ir pasižiūrėti, kaip tai organizuojame. Tai va, aš jau daugiau pastabų neturiu. Dėkui. Dėl antikorupcinės Ar dar turite klausimų? Aha, galiu pasakyti. Ar pasakyti, šiemet buvo švenčiama savivaldybėje, buvo švenčiama skaidrumo atmintinė darbuotojams. Tai va, tai tik tai tiek dar norėčiau pažinti. Taip, aš dar turėsiu klausimą. Man ten, kur labai daug vietų yra parašyta didžioji dalis savivaldybėje. Man tas terminas, tie 2 sakiniai didžioji dalis nieko nesako, jie visiškai yra neinformatyvūs. Man norisi matyti konkrečius skaičius, vienetus, procentus, tą skaičių išraišką. Tai va tokia galbūt tik pastaba. Dėkoju, atsižvelgsime. Taip pat vienoje vietoje rašote, kad didžioje dalyje savivaldybei pavaldžių įstaigų yra sudarytos galimybės elektroniniu paštu pranešinėti apie korupcinės apraiškas. Vėlgi, čia prie to didžioji dalis.
kiek, kaip suskaičiavot, ar čia tiesiog parašytas sakinys ir viskas. Apskaičiuota yra, žinokit, yra tikrai, va, turiu tą sąrašą, va, kaip ir rodė komisijos narė, tie sąrašai yra sudaryti, tiesiog jums teikdama ataskaitą, aš jų neprisegiau, kurioje ta informacija atsispindi. Taip, Užtat ir buvo taip vis tiek gal apskaičiuota. po posėdžio galite ir pasidalinti, nes Gerai, labai pasidalinsiu. įdomu. Dabar taip pat rašote suorganizuotų seminarų skaičius. Tai čia savivaldybė organizavo tuos seminarus, ar vis dėlto jūs dalyvavote STT suorganizuotose seminaruose? STT atvyko, savivaldybė organizavo, kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų skyrių, kuris organizuoja tos mokymus. Jie yra nemokami, todėl jie atvyksta ir praveda mokymus darbuotojams. Arba tos mokymus organizuoja nuotoliniu būdu. Aš jungiuosi. Tai tada dėkui už klausimus ir už atsakymus. Turbūt turime paklausti, ar pritarėm ataskaitai. Aš gal dar pasisakyti irgi norėčiau. Pritarėm su pataisimais turbūt, kad truputį kažką taip pataisyti ten, ką tos skaičius truputį pagryninti. Aš irgi gal dar norėčiau pasisakyti. Kad ta didžioji dalis nebūtų tokia didžioji dalis. Bent jau, man atrodo, nesunku tuos skaičius suskaičiuoti, kada turit lenteles, tai čia greit įrašysite. Gerai, tai ar galim bendrų sutarimų pritart? Pritarim. Pritarėm. Dėkui. Ataskaitai pritarėm. Antras mūsų klausimas dėl Kauno rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2024 metų veiklos plano patvirtinimo. Ir pristatau aš, Jūratė Truncienė. Taip. Veiklos plano projektas komisijos nariams buvo išsiųstas prieš porą savaičių, buvo gauti pasiūlymai ir pastabos gautos, į kurias atsižvelgus veiklos planas buvo koreguotas ir dar kartą siųstas komisijos nariams susipažinti. Po antro siuntimo iš komisijos narių pastabų ar pataisimų negauta, todėl daugiau pasiūlymų neturim. Noriu paklausti, gal dar turi komisijos nariai kažkokių tai pastebėjimų? Tai kas pateikė per pirmą pateikimą tas pastabas, tai tas pateikė, kas nespėjo. Tai nežinau, man atrodo, dabar teisingai. Šiandien tarybos posėdyje gavom tokį pasiūlymą iš tarybos nario Artūro Orlausko į savo veiklos planą įsitraukti UAB Nulus kontrolę, kuri vykdė Baseino Mastaičių, Kačerginės daugiafunkcinio ir Zapyškio mokyklos remonto ir rekonstrukcijos darbus. Aš tiesiog nežinau, man atrodo, kad gal reikėtų pasikonsultuoti, ar mes galim, gal reikia mums susiformuluoti klausimus ir užklausti savivaldybės apie tuos. Tai manyčiau, kad galim šitą dar papildomai klausimą įsitraukti prie tų visų esančių. Ir aš nematau daugiau pasiūlymų. Jeigu pasiūlymų daugiau nėra, tai teikiu jūsų pritarimui 2024 metų antikorupcijos komisijos veiklos planą su papildymu šiandieninio. Ar galim balsuoti, ar pritarėt? Pritarim. Pritarėt. Ačiū. Planui pritarta, juo vadovausimės ir šiuos metus gyvensim to plano vedami į priekį. Tai kągi, tada ačiū visiems už dėmesį, gerų darbų ir iki malonaus susitikimo. Ačiū, iki. Viso geriausio. Dėkui, sudie.